mėly ir mielos mamos be dramos klausytojai ir žiūrovai. Šiandien mes vėl susitinkame skirtingose vietose su mano pašnekove, bet šį kartą vienoje valstijoje, bent tiek. tai kuo labai džiaugiuosi. O man atrodo, kad mano pašnekovė net nežino, kad mes esam ne vieną kartą susitikę, kai aš buvau paauglė. Tai galėsim nuo to ir pradėti, jeigu įdomu. Gerai, Bet aš labai tokių, fantastinių prisiminimų iš tos savo paauglystės. Bet šiandien nepaprastai džiaugiuosi pristatydama žmogų, kurią nepaprastai gerbiu, nepaprastai džiaugiuosi ir galiu drąsiai sakyti, kai aš buvau gimnazijoje, nesu praleidus nei vieno spektaklio su ja. Tai yra Eglė Špokaitė. Labą dieną, Eglė. Labą dieną vis tiek. Labą dieną, ačiū už tokį gražų pristatymą. Tai gal jūs galėtumėt prisistatyti plačiau? Esu balerina ir balerina, kaip senais laikais balerina galėjo vadintis ne visos šokėjos, bet tik tos, kurios yra tikros balerinos. Ir manau, kad balerinomis yra gimstama ir turbūt taip ir galėčiau sakyti, kad esu balerina nuo gimimo iki dabar, net jeigu ir dabar ir neišeinu į sceną, vis tiek esu balerina ir tai yra ne vien tik tai vaidmenų kūrimas, tai yra gyvenimo būdas. Taip pat esu mokyklos vadovė. Ir jūs jau 14 metų JAV gyvenate, tiesa? Taip, vienai mokyklai Lietuvoje jau yra 15 turbūt, apie 15, gal šiek tiek daugiau metų, kuri buvo Lietuvoje, o vėliau sukūriau Jungtinėse Amerikos valstijose, San Diego, ir dabar jau šitai mokyklai yra 10 metų, kaip tik šiais metais švenčiame jubiliejų 10 metų. Sveikinu. Ačiū. Taip, iš tikrųjų toks, tas 10 metų, man atrodo, kartais ir nedaug, ir kartais atrodo labai daug, dėl to, kad tai buvo iš tikrųjų nepaprastai turtingi metai toks kūrimo mokyklos. Tai labai, tikrai. Tas toks skaičius džiugina. Bus kelias nueitas, tikrai. Iš tiesų taip. Tai ir Eglė yra ir Auksinio kryžiaus, ir nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė, ir šis aš netgi sakyčiau, kad jūs ne tik balerina, bet ir prima balerina esate. Ir mano tuo metu, kai aš mokiausi gimnazijoje, mano geriausios draugės mama dirbo operos ir baleto teatre. Ir dėl to ji žinojo visus spektaklius, kokie kada būna, kaip būna, visa kita. Ir man būdavo, kur ji man paskambina, tais laikais net mobilaus telefono nebūdavo, bet ji man paskambina ir sako, Austėja, šiandien Eglė šoka, varom. Ir aš greitai persirengdavau, atbėgdavau ir mes ten žiūrėdavom ir aš prisimenu, kai jūs dar net tada kažkaip pačioje net pradžioje, kai jau pradėjote tos visus jau solo vaidmenį šokti, tai mes tokios paauglės visiškai išsižiojusios sėdėdavom ir žiūrėdavom ir kartais po spektaklio, ten užkulisiuose, kadangi mes ten irgi maldavomės, tai nekartą esame ir pašnekinę mus, kur jau mes labai labai to džiaugiamės. Tai tokios dvi paauglės, kurioms nepaprastai patiko baletas ir didelė dalimi dėl jūsų. Tai jūs tikrai esate daug pasiekusi, esate žinoma moteris. Ir ar jūs galėtumėte įvardinti, kokių savybių žmogui reikia tam, kad jis galėtų pasiekti tų išskirtinių tikslų, ar ne? Nes jūs pasakėte, balerina yra gimstama, bet vis viena juk kažko reikia, tų tokių išskirtinių savybių, ar ne? Kad mes galėtume eiti tuo lyderystės keliu. Lygiai taip pat 2 mokyklos, ar ne? Jų steigimas, vadovavimas joms, darbas su mokiniais, visa tai reikalauja kantrybės, atkaklumo. Tai man labai įdomu iš jūsų būtų išgirsti, jau dabar nebe tik kaip
tiesiog, ar ne, žaviuosi žmogumi, bet, na, kas už viso to slepiasi? Ar tai ateina savaime, ar tai yra labai konkretūs dalykai, kuriuos jūs darėte, kad būtumėte ten, kur šiandien esate? Ir dabar aš matau savo mokinius, kurie, tarp kitko, jau dabar yra suaugę ir jau siekia ir yra ir pasiekę. Ir kuriuos aš pažįstu nuo pat mažumos, nuo 6 metų, sakykime, dabar jie suaugę. Aš manau, kad vienas iš pagrindinių tai yra gyvybinė energija, kurią žmogus turbūt taip pat atsineša, nežinau, ar tą galima įgimta, ar tai atsinešama iš šeimos, bet vienas yra gyvybinė energija. Antras dalykas, ir negalim čia turbūt pasakyti, kas svarbiau, kas mažiau svarbu, tiesiog tai privalo būti, tai yra drąsa, tiesiog drąsa. Ir motyvacija labai mylėti, reiškia, reikia patekti į tą vietą, į tą sferą, kuri tau yra mylima būtent tai, kad tu negali be to gyventi ir tu esi labai motyvuotas žmogus, tai nereiškia, nes ta energija, jeigu jinai yra, bet jeigu tu nerandi savo vietos, tu gali išbarstyti ir labai išsibarstyti, bet jeigu tu patenki, sakykime, netgi tokia tam tikra laimė patekti kuo anksčiau į savo vietą, na ir tada toliau jau yra labai daug tokių pagalbinių savybių, bet iš esmės tai turbūt sakyčiau šitos, tai yra gyvybinė energija, drąsa ir motyvacija. Ir jeigu tai yra, ir jeigu esi savo vietoje, darai tai, ką tikrai myli, aistringai myli, tai tada tikrai pasieksi. O jūs ar pati atėjote į baletą, ar tėvai atvedė? Tėvai, tikrai tėvai. Mano tėvai, bet dar vakar kažkaip kalbėjom su kita šeima, kur sakė, mano trenerė, kuri duoda fitness trenerė, sakė, kad jos tėvai būtent kilnojo svorius. Ir dabar jinai kilnoja, nors niekada lyg ir negalvoja sekti tomis pėdomis. Mano tėvai buvo inžinieriai, bet tėtis buvo jau tada labai labai geras dainininkas ir mama šokėja ir ji šoko Nemuno ansamblyje, taip kaip dabar, tai Lietuva būtų. Tuo metu Nemunas buvo labai garsus ir ji buvo solistė, tai tikrai keliavo tėvai per visą pasaulį. Ir jau kaip artistai keliavo, nežiūrint to, kad ruošiasi profesijai, ne artisto profesijai, bet inžinieriaus karjerai ir profesijai. Ir čia aš nežinau, aš kiek save prisimenu, aš žinojau, kad aš esu balerina. Dar nepradėjus šokti, aš jau save vadinau balerina. Tai ar čia vis tik tai buvo tėvų toksai, kad buvo apie tai kalbėta ir ruošta? O gal aš tiesiog gimiau, žinodama, nežinau, bet taip tikrai be abejonės tėvai. Ir abudu tėvai, iš tikrųjų abudu, ir tikrai negalėčiau pasakyti, jie tai čia dabar ginčytųsi, bet iš tėčio gavau muzikalumą. Muzikalumas yra pagrindinis. Iš mamos gavau viską, kas susijęs su šokiu, tai yra gracija, tai kūno pajautimas muzikoje. Ir kartu tai sudėjus, tai manau, kad rinkausi sąmoningai šitą šeimą, kur ateiti į pasaulį. Dėl to ir labai mano natūraliai kitas klausimas, kurį jums turėjau, tai talentas ar disciplina, o gal dermė? Dermė turbūt ir tas, dėl to, kad vėlgi, jeigu pažiūrėti mano šeimą, mano močiutė buvo labai žinoma, kaip mėgdavo dainuoti, mėgdavo pasisakyti, žinau, kaip profesija kita, bet labai tokia žmogus, kuris mėgsta būti publikoje, labai labai mėgo būti publikoje. Ir aš pati šiek tiek prisimenu, bet ir tėtis labai dažnai mini. Iš kitos pusės iš mamos ir iš mamos pusės turbūt gavau labai labai tokį pojūtį disciplinai. Pradžiai, būdama vaikas, aš to nemėgau, tai buvo skiepijama, tai nebuvo man gal natūralu, aš nežinau, bent jau atsimenu priešinimąsi tam, bet vėliau gyvenime galiu labai labai stipriai padėkoti už tai. Ir aš manau, kad tai yra abudu, būtent abu, nes neįsivaizduoju ir dabar matydama savo vaikus, jeigu yra talentas, bet nėra disciplinos, neįmanoma pasiekti rezultatų. Jeigu yra puikia disciplina, tėvų palaikymas, visos savybės yra ir nėra talento, dėja, galbūt net ir galima pasiekti
tos profesijos, pasiekti tą profesiją, bet vargu ar galima būti laimingu joje. Aš jums negaliu labiau pritarti. Tikrai. Ta prasme, galvojau, gal bus nors lašas, kur galėčiau dar kokį klausimą užduoti ar pasiginčyti, bet negaliu, nes mano sritis yra jau tad labiau akademinė, ar ne, bet lygiai taip pat čia, ar ne, akademiniai pasiekimai yra lygiai tokie patys, kaip ar sporte, ar mene, ar dar kažkur. Tai man turbūt viena labiausiai įstrigusių knygų, kur aš visada jau, kai žmogus su manimi ginčiasi šitą temą, sakau, žiūrėk, skaityk. Sakau, aš, jeigu manim netiki, tai ją perskaityk. Yra toks mokslininkas, būtent tyrinėjas. Ir jau jis, ne tik iš to, ką, pavyzdžiui, aš savo gyvenime mačiau, ar jūs savo gyvenime matėte, bet jau, taip jau labai labai plačiai pažiūrėjo ir tokiu jau vos ne pasaulio mastu ir į tuos tyrimus. Ir būtent ten ir atsiskleidė, kad yra 3 dedamosios, kurios absoliučiai yra privalomos tam išskirtiniam. Knyga net taip vadinasi The Exceptionals. Tie vat būtent, kad ne geras, ne kažkoks darbštus, bet tas jau The Exceptional, ar ne tas išskirtinis žmogus, kuo jisai išsiskiria. Tai yra genetika, talentas, ar ne, įgimti dalykai, tada yra aplinka, ir tada yra darbas, vidinė ta motyvacija, tas noras eiti, siekti, tai aplinka, ar tėvai palaikys, ar tave atves ten, ar į baletą, ar universitetą, ar ne, skatins eiti ir taip toliau ir panašiai, kad ta aplinka labai svarbi. Bet šitos 3 dedamosios visada sukrenta tiem išskirtiniam žmonėm, kad juos yra aplinkoje ir kartais sako, oi, bet mano tėvai manęs nepalaikė. Palauk, pradeda knaisiotis, buvo arba mokytojas, arba treneris, arba dar kažkas aplinkoje, kas tikėjo ir palaikė ir stūmė į priekį ir visą kitą ir paukšto tada jau sakom, kaip jisai toks, taip. Ir tas palaikymas, aišku, palaikymas gali būti labai visokiojopas, nes gali būti palaikymas ir perlenktas. Aš taip pat, juk esu bendrauju su tėvais, kur vaikas, netgi, pavyzdžiui, būdamas paauglys, kad ir aš, būdama paauglė, nebuvau jau tokia nuostabi ir kai man mama sakė, tu ten tau trūksta tokių ir tokių, tu turi eiti dirbti ir aš priešinausi tam. Tai jeigu tas intensyvumas to palaikymo gali būti per didelis, gali būti ir perlenkta lazda, gali vaikas paauglystėj, kuris privalo priešintis, jis taip, tam ir yra paauglystė, kad priešinti, tai žiūrėk, dar ir kažkaip ir gali netikėtai ir nusikreipti save kažkur kitur tik dėl to, kad priešintis. Taip, kad tai turi būti labai, labai, labai iš tikrųjų tokia laimė suėjusių aplinkybių kartu. Taip, kad iš tiesų kartais net, man atrodo, net taip truputėlį šiurpuliukai bėgioja pagalvojus, kaip reikia, kad viskas sukristų teisingai, ar ne? Va čia tai aš sakyčiau, kad tėvai vis tik tai, tėvai gali dirbti tuo klausimu, bet ne taip, kad man patinka ten dainavimas, tai aš leisiu vaiką dainuoti, man patinka, nežinau, modeliavimas, tai darysiu modeliavimo lėktuvėlius. Aš sakyčiau, kad turbūt visų pirma, pradedant nuo, nežinau, gal 3 metukų, tas bendravimas turi virsti žaidimus, kur pamatysi vaiko aistrą. Nebūtinai tie būreliai, kur reikia vežti, kur reikia, visų pirma, su būreliais, čia iš viso gal atskiras klausimas, bet tai yra toksai, jeigu tu būrelio nedarai rimtai, o darai tik tai, ką mes vadinam 2 kartus per savaitę, tai tas vaikas net negali suprasti, apie ką tas būrelis iš esmės, tai gali net sugadinti tą pojūtį arba nelaiku. Sakykime, baletą 3 metų atveda ir jau pabandėm, kai reikia tik tai nuo 7-6. Žinot, tai bet žaidimo būdu tėvai galėtų pastebėti, kur vaikas labiau linksta, jeigu jautrus yra savo vaikui, bet o čia yra labai dažnai būna, kad laiko nėra žaisti. O žaidimo būdu vaikai labai galėtų parodyti, kur yra ta aistra, kur yra ta meilė ir tie talentai. Jūs pasakėte labai, man atrodo, svarbų dalyką, kad į baletą reikėtų atvesti 6-7. Jeigu jau matom, kad duomenys yra, noras yra, ar ne, ir laikas būtų. Aš dabar labai dažnai susiduriu su tėvais, kurie
na jau 3 nori vaiką į 5 būrelius vesti. Ką jūs apie tai mano? Na, aš turiu tokią labai savo, aš turiu tokią nuomonę, bet vis tik dar pasakysiu, kad laikui bėgant, ir visos nuomonės keičiasi kartais ir yra tikrai išskirtinių, laikas keičiasi, mes buvom kitokie, jau dar prieš 10 metų buvo labai skirtingi vaikai keičiasi, vaikų sąmoningumas, aplinka keičia vaikus taip pat labai stipriai. Taip kad čia mano ta nuomonė gali būti vėlgi tokia, sakykime dabar, aš taip galvoju. Taip, jeigu būrelis, reikia labai žinoti, kokį būrelį ir stebėti, kur vedi. Jeigu būrelis leidžia vaikui žaisti, labai gerai. Bet jeigu būrelėje vaikas bus intensyviai mokinamas, jis iš karto, aš irgi mokslus baigusi, tai vaikas praras iš karto kūrybingumą. Kūrybingumas blokuojas tik 6 metų. Prieš tai vaikas negali mokytis. Nereikia mokintis atmintinai, įsiminti dalykų. Vaiko smegenys tam nepritaikyto. Vaiko smegenys pritaikytos žaidimui. Tai žiūrint, ką tas būrelis darys. Jeigu 3 metų vaikas žais ir labai norės ir veršis eiti, tai tada puiku. Bet jeigu tenais bus spaudžiamas įsidėmėti, įsiminti, judinti pirštukus, smuiku grojant, nežinau, ar tai gerai. Taip, priklauso nuo to, kur. Aš sakyčiau, kad 3-4 metų vaikui vis tik tai bendravimas su tėvais ir tėvų jautrumas savo vaikui, tai yra žymiai svarbiau negu būreliai. Būreliai turbūt. Taip, dėl to, kad vis tiek 3 metų vaikas labai atviras su tėvais ir vis tik tai nauja aplinka ir bendravimas su draugais 3-4 metų vaikui dar kol kas yra, sakykime, net nelabai komfortiška aplinka. Yra tai tokia labiau, kur yra out of comfort. Tikrai tokia, kur vaikas, aš save prisimenu darželyje ir kaip reikėjo į kitą grupę, į kitą darželį, tai visų pirma, aš labai gerai save atsimenu, tai visų pirma, man tai buvo kokį metus naujoje grupėje vaikų yra labai, reikia įsitempus būti. Tai kurgi tas vaikas atskleis savo tos aistras. Taip, o šeimoje, kartu bendraujant su draugais, su šeimos artimais, sakykime, tai yra seseris, broliai, turbūt tėvai, čia vaikas laisviausias yra parodyti, kas jam tikrai labai, labai, labai patinka, turi būti aistra. O kada jūs pradėjote lankyti baletą? Dabar paprieštarausiu, 4,5 metų. Ir kartais ir aš apklausiu savo mergaičių, kurios dabar jau labai rimtai šoka. Kada jūs pradėjote? Sako, 3-4 metų. Aš sakau, neteisingai, tačiau sakau, mano teorija krenta. Ir nežinau, ar čia tiesiog sutampa yra tas, kad tėvų palaikymas labai ir vaikas nemetė, nežinau, bet esu mačiusi iš tikrųjų labai daug vaikų, kurie atėjo 3-4 metų. Aš matau, įtariu, kad vaikas tikrai labai gabus, bet po poros metų, apie 5-6 metus, kai staiga atsidaro visa erdvė kitų užsiėmimų veiklų, tai yra ir sportas atsiranda, ir tokios ir giminiškos veiklos, ir net ir visai negiminiškos veiklos, ir sportas, tai sakykime, giminiška baletui, bet gali būti ir visai kažkas kito. Ir tada vaikas pasiklysta tame ir tas baletas yra metamas ir aš tada sakau, gal kaip nors prisiminkit, dar 7-8 metų bandykit sugrįžti, nes jūs dar net nepradėjot. Dar net nepradėjot, o jau galvojat, kad pabandėt. Bet čia tas toksai dar visko po truputį pabandyti. Ir čia yra bėda, kad truputį aš neblogai grojau pianinu, tarp kitko fortepijono klasėje buvau kalbinama pereiti groti ir įtariu, kad buvo labai daug šansų man būti nebloga pianistė. Bet jeigu man būtų liepę groti pianinu ir mokintis tikrai ir laikyti tuos egzaminus pianino, būnant 6-7 metų, aš tikrai to nebūčiau darius. Bet būnant 15, man labai tas patiko. Tai nežinau, bet čia toksai. O kada jum bet ar buvo kažkada krizė, kai galvojat, gal vis dėlto ne mano šitas kelias? Aš laiminga, kad tikrai niekada nebuvo. Buvo gal tokia, galima labiau pavadinti krizė, tai yra paauglystė, kai reikėjo dirbti, o man norėjosi berniukų žiūrėti. Aš mačiau tik tai vyrų giminę aplink. Tik tai vyrų giminę. Man norėjosi būti su draugais, man norėjosi klausyti. Ir taip, ne tai, kad ten pašvęsti, ne, man
man taip norėjusi pažindintis, žiūrėti, klausytis, ką jie kalba, kokie ten pratimai. Man mama sakė, eik ant kilimo, daryk pratimus. Visai ne tas galvoj. Tai va čia buvo tokia šiokia tokia krizė, dėl to, kad atsimenu tada ir net ne mokytojai, va tom tėvai sakė, nu pasigailėsi. Ir vat aš dabar va vaikam, va šiandien mes 7 ryto sėdėjom salėje, vaikas verkė, jai reikia televizijai šokti šiandien. Ir aš sakau, tu pėdos neturi, tu turi ją mankštinti. O jinai verkia, nes jinai pakelta 6 ryto, nes jai televizijai reikia. Ir aš sakau, nu gal savo pavyzdys blogas, bet sakau, kai aš atėjau į teatrą ir tapau netikėtai vedančią baleriną. Ir aš supratau, kad aš neturiu išverstumo. Man mama sakė, daryk pratimus išverstumui. Dabar aš tau sakau, daryk pratimus pėdai, nes dabar tu eisi į studiją, tave nufilmuos. Taip. Bus labai, labai, labai gera, bet tu pamatysi tą savo pėdą. Tai dabar ją geriau lankstyti iš visų jėgų. Bet va matot, nu va ir kaip, mes jau čia protas, jau suaugusio žmogaus, taip, o vaikas. Tai yra ir va čia tėvų pagalba, ar to labai labai mylinčio žmogaus pagalba. Gali būti mokytojas, gali būti tėvai, galbūt mokytojas kalbės su tėvais. Tai ta pagalba labai labai reikalinga. Tai jum, jeigu teisingai suprantu, mama buvo tas žmogus, ar ne, kur vis... Nu, mama buvo toksai pastumti vis tik tai. Kažkaip čia su tėčiu prieš porą dienų kalbėjau. Ir tėtis man buvo toksai labiau ir visada ir dabar, taip kaip turėtų būti vyras, turbūt toks labiau su ta tikrąja idėja ryšantis žmogus. Su ta idėja būti balerina kaip iš didžiosios raidės ir ta kur balerina, kur apie kosmosą. Mama buvo, kaip to pasiekti. Mama jau grinai ūkiškai. Pratimus reikia daryti. Mama pasakė pirma, man buvo 25 metai, važiuok į konkursą. Išvažiuok, čia Lietuvoje, taip labai gerai dirbi, važiuok tenai, pamatysi, save parodysi, Lietuva tik džiaugsis. Super. Ir taip, ir dėka mamos aš atsiradau ir Japonijoje, ir Suomijoje, ir visur, ir didžiajam teatre. Mamos dėka. Visiškai. Nes teatras tai nesiūlė, teatras netgi atvirkščiai. To reikia, kitaip sakant, taip, mama. Interviu esate minėjusi, jog kažkuriuo metu pajutote, supratote, kad mokyti vaikus baleto yra vos neįdomiau negu pačiai šokti. Ar ne, kaip įvyko, tas man visada įdomiausia, va tas noras pedagoginio darbo pajautimo visada atrodo labai svarbus, nes aš pati asmeniškai tai nepaprastai tikiu tuo pedagoginiu pašaukimu, ar ne, kad tu turi norėti būti mokytoju, kad negali tai būti tiesiog tik tai amatas, ar ne, kad tai yra ir kažkokia va ta gili prasmė to mokytojo didžiąją raidę, ar ne? Tai kaip jum atsitiko va tas supratimas, kad norite mokyti mažutėlės ir mažutėlius? Visų pirma, tai kaip tą sprendimą padariau, tai nebuvo toli gražu mažutėlės, tai pirmieji mano mokiniai buvo 19-20. Tai jau tokie. Čia dar nebuvo, dar čia labai tokia pozityvus patyrimas, pirmas, bet nelabai pozityvus. Ir antras patyrimas buvo 15 metų mergaitės nacionaliniai baleto mokykloje. Ir jau čia buvo labai pozityvus. Ir va čia jau tada labiau pradėjau ir pagalvojau, kad aš gal ir norėčiau tai daryti, bet tada dar ir pagalvojau, kad norėčiau savo mokyklą turėti, ne toje mokykloje, bet savo mokykloje, nes mačiau, kad galima, norėjosi bandyti, nes mačiau, kad galima tai daryti geriau negu nusistovėjusi tvarka. Ir va čia tas atradimas, apie kurį tą klausimą jūs uždavėte, tai pats žmogus savo kažkaip yra limituotas suvokimas savo, dėl to, kad mes esam, gal nuo charakterio priklauso, bet gana stipriai savikritiški savo. O baletas yra toksai nusiekiamybė neįmanomumo. Net balete, sakykime, aukščiausio pažymio niekada nerašome, mes dažniausiai rašome šiek tiek, nes aukščiausias pažymys tai yra tokia vadovėlėje, tai taip niekas negali padaryti, bet siekti to mes turime. Ir va šičia balete, kai tai jauti, kad tu
Nu, tu supranti protu, kad taip, tu negali būti tobulas, bet siekti reikia. Ir va, tą savo pritaikyti yra labai sunku. Kai esi mokytojas, vaikai yra beribės. Taip, mes nežinom, į ką jie užaugs. Tikrai nežinom. Aš esu mačius tokių stebuklingų, netikėtų pavyzdžių, kur mes žinom, kad ten tą ir tą duomenį išvystyti neįmanoma, o jie išvysto, kur to ir to pasiekti šitam vaikui neįmanoma, bet jis pasiekė. Ir vat šitą matant ir jau žinant iš patyrimo, turint šitą patyrimą, bandyti vaiką vesti tuo keliu, kuris dar net pats gal nelabai gali tikėti, bet mes jau tikime. Tai tame yra prisilietimas prie šitos profesijos jau tobuliau, negu, ką jūs sakėt, nu, pačiam savo šokti. Dėl to, kad sakau, tada tas, kas atrodo ribota, tampa beribiu. Tiesa, labai sunku, daug ką galim ir sugadinti, nes vaikai yra, ir iš viso tas kelias yra labai labai sunkus. Mažiausias kartais žodis ne tas, kartais veido išraiška ne ta, gal net neteisingas pasiūlymas. Per mažas, per didelis pasiūlymas. Bet tai yra iš tikrųjų labai labai įdomu ir tiek daug galima to, bet jau vien šitas sritis yra beribė palyginus. Iš tiesų yra nuostabu. Kaip jūs save apibūdintumėt kaip mokytoja? Kokia jūs mokytoja? Man mokiniai yra draugai. Aš iš jų mokinuosi iš tikrųjų. Turbūt esu gana autentiška. Emocionali. Ir mano vaikai emocionali, tai dramų daug čia. Bet esu tokia, kaip čia pasakyti, paspaudžianti. Pavyzdį pasakysiu konkretų. Sakykime, vaikui rytoj yra pasirodymas svarbus. Ir dėl tam tikrų priežasčių, kurias aš galiu suprasti, sakykime, kartais vaikas jaudinasi, kartais vaikas yra pavargęs, kartais vaikas yra nesuėjo, sakykime, laikas, nepakankamai gal biškį pasiruošęs. Bet matau galimybę gali pasirodyti arba gerai, arba blogai. Vaikas verkia išvakarėse, o aš jį spaudžiu eiti ir praleisti papildomas 2 valandas salėje. Nes man atrodo, kad dabar arba bus labai blogai, arba bus labai gerai. Ir aš esu patyrusi labai gerų atvejų. Ir va čia tai jau turbūt, galima sakyti, buvo panaudotas spaudimas. Taip, aš tuo metu ir apsikabinsiu labai daug ir bandysiu išaiškinti, ką aš tikrai čia bandau pasiekti ir kad tu gali. Nemesk. Dabar labai didelis šansas yra, charakterio stiprume yra, kai suvaldai ir vis tik tai padarai. Kartais, aš sakau, kartais netgi scenoje, tu turi daryti, tu jau nieko nebejauti, kojų nebejauti, proto nebejauti, pojūčiai dingia, o tavo tik tai valia toliau pratęsia ir tu paskui pamatysi savo video įrašą ir tu pamatysi, kad viskas atrodė puikiai. Nieks nematė, kad tu jau mirei, tavo sąmonė mirė, tavo kojos mirė. Lygiai taip pat pasiruošime. Ir dabar aš esu, atsiduok man pilnai, aš esu tavo žmogus, kuriuo tu gali pasitikėti. Tu nieko nebejauti, aš jaučiu ir aš tikiu už tave. Ir tu gal jau nebetiki, eik su manim. Tai yra spaudimas. Ir galima būtų sakyti, kad tai prie visų šitų labai didelių draugiškumų esu, kuri taip, intensyvi. Kaip mokytoja, esu intensyvi, netgi toks gal įdomus dalykas. Aš pati tą pajutau ir tuo pačiu metu keletą mamų man pasakė, kai nauji mokiniai ateina į mokyklą, aš nepasitinku jų. Tam, kad neišgąsdinti. Savo intensyvumu. Bet ateityje tas intensyvumas gali praversti. Bet naujų, abejojančių geriau neprileisti. Geriau neprisiliesti. Aš iš jūsų girdžiu aukštus lūkesčius. Ar ne, kad aukšti lūkesčiai savo, aukšti lūkesčiai galinčiam,
ar ne, aukšti lūkesčiai apskritai. Ir negalinčiam. Ir negalinčiam. Nes gal jis gali, mesgi nežinome. Taip, kad apskritai aukštas lūkestis. Šiandien mes dažnai susidurėme ir pedagogikoje, ir tėvystėje su tuo tokiu, kartais aukšto lūkesčio baime. Truputėlį tokiu, kodėl tą noriu įvardinti, nes vienas iš principų, aš prieš daug metų jau esu apsirašius mūsų kontekstinio ugdymo principus, ar ne, kaip mes ugdome vaikus. Ir vienas iš tų principų yra aukšti lūkesčiai. Ar ne, aš visada manau, kad vaikas gali daugiau. Kad vaikas gali daugiau, kad vaikas gali geriau, kad vaikas gali, mano išeities taškas yra tikėjimas, kad vaikas gali daugiau, geriau ir taip toliau, jeigu jis padirbės, pasistengs, susikaups ir taip toliau ir panašiai, ar ne? Ir aš kartais sulaukiu tokio, bet žinai, Austėja, bet čia toks jau, bet o jeigu jis nenoris, ir man tada dažnai būna, bet ar jisai pats žino, ko jisai nori, ypač kai yra mažiukas ir kol dar nepajuto, nes prie ko vedu, ar ne, dabar naujausi tyrimai apskritai apie pasiekimus šneka apie tai, kad mes labiausiai džiaugiamės ir bent jau gyvenime tai tikrai tą teko patirti, kai sunku yra pasiekti, bet mes pasiekėme. Ne tada, kai mes lengvai pasiimam, nes viduj mes žinom, kad šiaip buvo lengva. Taip, čia mane giria, čia man diplomą duoda ir visa kita, bet, kaip sakant, sunku nebuvo, ar ne? Bet aš labiausiai vertinu tada, kai buvo tikrai labai sunku, kai aš tikrai turėjau daug įdėti darbo, bet tai buvo mano galimybių ribose, aš tą pasiekiau ir va dabar aš galiu tuo didžiuotis, ar ne? Tai psichologija, tas flow, taip? Taip. Tai aišku, iš viso būtų gerai, kad visi ir tėvai šiek tiek psichologijos pasimokintų ir mokytojai taip pat pasimokintų psichologijos, bent jau žinant, kaip yra, kas yra jau surašyta knygose, taip, tą yra gerai žinoti. Taip, tą yra gerai žinoti. Bet ką daryti, kai mes turim konkretų vaiką ir mano gyvenime daug labai gabių mergaičių metė baletą. Dabar žinoti, kodėl, ar jos metė dėl to, kad jos vis tik tai, ar perdegė, ar jos nedadegė, labai sunku pasakyti. O gal ne jų vieta buvo, o gal tas talentas ne tame. Ir va čia pajusti tą talentą, tai vėl aš grįšiu prie to paties. Pažiūrėkit, kur vaiko akis dega. Jeigu vaikas dega tuo, ką daro, jeigu jis pergyvena nepasisekimu, jeigu jis labai labai džiaugiasi sėkme, bet kokia mažesnė, didesnė, tai tada per tuos sunkumus jis pereis ir taip jisai bus laimingas ir tokiu būdu sieks aukščiausių rezultatų. Ir kaip čia mes su mano klasiokė Andželika Cholina sakom, prisimink, kai mes ten tą žodį pasakydavom ir paskui kartu ir tada ten reikia tą pirštą taip daryti, 1, 2, 3, ten kažkaip ir tada sugalvoti tą norą ir tada jeigu taip įvyks, tai noras išsipildys, žaidimas. Sakau, tu gali man pasakyti, o kokį tu norą turėjai? Ar pas tai buvo paruoštas noras, ar visą laiką skirtingas? Sako, paruoštas visą laiką. Sakau, pas mane irgi paruoštas visą laiką. Tai koks buvo tavo? Pas ją buvo būti, tas iš esmės, mano buvo būti žymia balerina. Darželinukės mes buvom, būti žymia balerina. Prašau. Ir man reikėjo būti labai labai žymia. Labai, kad visi žinotų. Aš ten žinau kažkokią rusišką pavardę Besmiertnova. Ir aš jau man kažkas išvertė, kad čia reiškia niekada nemirs. Čia tokia pavardė. Tai sakiau, aš noriu būti Besmiertnova. Tai kartelė, taip, tiesiog tos aukštos idėjos, ką jūs sakote. Ir tai paskui, kai bus labai sunku, kai verksi, kai nenori, tai ta idėja, kuri tave veda labai aukšta, bet tu turi tikėti ją. Taip, turi tikėti, tavo tėvai, visi kiti turi padėti tikėti, kad tai yra įmanoma. Nes jeigu tau visi kiti sakys neįmanoma, tai čia tada toliau bus tiek, kiek tu turi viduje, ant kiek tavo ta svajonė stipri ir kiek tu viduje esi stiprus ir tos gyvybinės energijos turinti žmogus, bet vis tiek ta svajonė bus truputį talžoma žemyn.
Nesėkmių. Taip, tai jinai turi būti labai aukštai, kad ten biški bum bum per galvą vis tiek iškyli. O jeigu, nu va, tai va tas turi sutapti, bet tai čia ir yra ta idėja ir tas kur vaikas vedamas, ta idėja. Jeigu tai yra taip, nu būtų gal gerai, bet aš dar nesu įsitikinęs tuom, tai gal tada reikia dar pasižiūrėti, ką dar mėgsti veikti. Nežinau, dabar, va, pavyzdžiui, viena mergina, aš kartais dažnai sakau savo, kai viena mergaitė mano metė baletą, labai gabi, būtų nuostabi balerina, jinai metė ir mama parašė, kad Liepa metė. Aš tada galvoju, tu vos neverkiu. Jai buvo 13 gal metų, 14. Jinai vėliau, žymiai vėliau, po daug metų, mama parašė man labai džiaugsmingą laišką, kad jinai įstojo į Princeton universitetą. Princetonas, galim suprasti lietuviam, čia yra tai beveik kaip Harvardas, labai labai geras universitetas, parašiusi esė apie baletą. Ir dabar jinai nebus balerina, jinai turbūt atrado savo talentą, turbūt kitame. Bet ta sėkmė buvo būtent parašyta kaip siekiant baleto, pavyzdžiui, jai padėjo vystyti charakterį jos, tam, kad dabar tą, ką jinai dabar daro. Kaip gražu. Labai gražu ir labai, labai iš tikrųjų čia ir nu, va, ta nauda, bet čia buvo toks, čia gal pavyzdys tokio, va, kaip tu sieki, bet tu dar nelabai žinai iš tikrųjų, ar tu tikrai sieki, nu, ko sieki, bet siekimas ir yra sąmoningas vis tik tai, ne vien tik tai bandymas šiek tiek. Ir apie tai, kaip tave tėvai ir mokytojai veda tuo keliu. Ir tas kelias nėra vien tik tiesus. Nu, tai kaip mamos sako, man labai dažnai mamos sako, nu, aš jau matau, kad čia mano vaikas tai ne Špokaitė. Aš jau čia matau, kad jinai ne balerina. Sakau, iš kur jūs matote, tam vaikui 6 metai, kur jūs matot? Nu, tai jinai tenai burbuliukas. Nu, tai aš esu, mano, dabar viena geriausių balerinų dabar Ciuriche mokinasi. Koks burbuliukas buvo, jau toks burbuliukas buvo. Aš kitom mokytam rodau tą burbuliuką, sakau, žiūrėkit, va, kaip reikia tikėti mokiniu. Taip. Tai kaip mamos gali žinoti. Tai va čia toks labai, čia toks, nu, turtingas, bet netiesmukas kelias, netiesus. Pažinti savo vaiką ir jį palaikyti ieškojimuose ir siekimuose. O gal kelias yra tiesesnis, jeigu vaikas turi labai gerus duomenis? Galbūt kelias yra tiesesnis, jeigu vaikas sutinka labai gerus mokytojus, kurie yra specialistai ir kurie yra nuoširdus pakankamai pasakyti teisybę. Kaip mano dabar jau amžinatilsį mokytoja sakė, nu tai čia atveda man parodyti mergaitės ir sakau, ištempk pėdą, gerai, tinka, netinka, o viskas kitkas, ką mes ten žiūrim, sako, tai čia tik tai mamom parodyti. Aš tai ne taip pasakyčiau, aš tai visą laiką klausiu, mėgsta muziką klausyti, ar nors kartą išgirdote, kad vaikas klausosi muzikos? Nesiklauso, veikit ką nors kitą veiklą. Nu, bet čia toks labiau gal juoda balta. Bet yra teisybės tame, kad taip, talentas, bet iš kurgi šeimai žinoti, kad čia yra tas talentas. Vaikas, mano tėvai visą laiką sakydavo, gabumai ir talentas yra skirtingi dalykai. Mažam vaikui pasakyti, ar jis talentingas ar gabus, yra skirtingas dalykas. Pavyzdžiui, balerinai gali būti tobulas kūnas. Mėgsta, kad į ją žiūrėtų. O muzikalumo nėra. Tai modelis, ne balerina. Ne ta pakraipa, taip. Ne ta, tai tada reikia domėtis mada. Pakreip. O ką daryti, jeigu vaikas klauso muzikos? Ar ne, na, vat koks jūsų patarimas būtų? Klauso muzikos, patinka muzika, nori šokti, netgi šoka. Bet neturi to, na, vat jūs pažiūrėt ir sakytumėt, nu, vat, nežinau, ar apskritai galima tai pažiūrėjus pasakyti, kad ne, ar baletas yra... Negalima, neįmanoma to pasakyti iki kokių 16 metų. Va, ačiū Jums už tai. Dėl to, kad visų pirma, baletas labai keičiasi, tai nėra vien tik tas 19 amžiaus, kur su tom plokščiom suknelėm.
Tai yra dar 18 amžius, kur yra ten į suknelės iki kelių. Paskui yra 20 amžius, kur yra visiškai su maudymosi kostiumėliu šokama, arba net ir be jo. Ir yra šiuolaikinis šokis. Šiuolaikinis šokis, kuris yra toks platus ir kur yra visiškai nesvarbu, kokios tavo kūno struktūra. Ir tai visa tai yra profesija. Ir labai gera profesija, puikia profesija. Vyram, dabar vyrai gali būti šokėjai tokie, kur tik tai patys šoka, o gal yra tokie šokėjai, kurie šoka poroje ir kurie labai geri aktoriai, kad per jų išgirstą muziką žmogus žiūri, mato istoriją ir jaučia tuos jausmus. Tai yra kita pakraipa šokėjo, negu tie, kurie ten tik tai apsisuka daug kartų ore. Žinot, bet tai yra netgi visai kita pakraipa. Tai va tik iki 16 metų pasakyti, bet vaikas turi norėti mokėti šokti, norėti šokti. Kur vaikas laimingesnis? Vėl esu turėjus pavyzdžių, konkrečiais pavyzdžiais, gal kartais lengviau suprasti. Šeima, atėjo mergaitė labai vėlai, jai 13 metų, jinai iš karto niekada nešokus baleto, iš karto žymiai, ten 3 galvom aukščiau negu visi kiti, kurie mokinasi po 8 metus prieš ją. Bet jinai groja smuiku. Ir tėvai išgirdę, kad jinai labai gabi baletui, o gal net ir talentinga, tuoj pat ją pasiima iš baleto, kad nesutrukdytų smuiko karjerai. O vaikas šoko su šypsena, o grojo su poreikiu. O šoko tiesiog jai buvo taip gera šoko. Čia kaip man su pianinu. Labai patiko groti pianinu, bet man pianino egzaminas, pasirodymas, pianino pasirodymas, tai buvo toks stresas. O šokio pasirodymas? Ne. Va, visai kitokia indikacija. Ne, po šokio pasirodymo esu praturtėjus, laiminga, po grojimo fortepijonu, arba net ir vaidinimo teatre, pavyzdžiui, pas Nekrošių, kai vaidinu, aš jausdavausi krūvį, man labai daug davė, išmokau labai daug. Bet tas krūvis nuo čia niekada nenueina spektaklio metu, o baletą šokant išsilaisvina kaip meditacija, kaip saviraiška meditacija, tai reiškia teisinga vieta. Geras. Bet suprasti šitą negali nei 5, nei 7 metų, vaikas turi tikrai tą daryti, bet jeigu daro su šypsena, reikia daryti, jeigu vaikas prašosi to daryti, reikia daryti. Net ir klausytis mokytojų, klausytis autoritetų. Va čia tai mano problema, kažkaip dabar su autoritetu. Taip, šiandien. Tėvai dažnai galvoja, kad jie patys, jie žiūri video, jie mato, aha, va čia va taip ir taip, va čia va tie sėkmingieji, va čia žiūri savo vaiką, aha, čia panašu, čia nepanašu, bet jie labai daug ko nežino. O profesionalai, mokytojai žino daug ką, ko tėvai nežino. Ir kita akim mato. Ir kita akim mato, ir žino tiesiog daugiau, ir žino, kad laiko klausimas yra skirtingas. Laiko klausimas, gal dar ne, o gal jau nebe. Taip. Tai vat, aš sakyčiau, kad va, tų profesionalų va, tiesiog surasti savo mokytoją. Ir čia istorijos, tarp kitko istorija, man patinka istorija. Istorijos, kaip tie žymieji menininkai. Yra istorijų apie tėvų intensyvumą, taip. Yra paganiniai, taip. Bet yra, kur mokytojai vedė. Su savo žiniomis. Ten, pavyzdžiui, pirma Rusijos profesionali balerina gimė dėl to, kad jos mokytoja, kuri dar nebuvo, Rusija dar neturėjo savų šokėjų, pamatė talentą, išvežė į Prancūziją mergaitę. Buvo kartu ten su ja kelis metus ir grąžino ją jau pirmąją baleriną, kuri tapo pirmąją baleriną. Va, prašau. Mokytoja. Nežinau, kur ten tėvai sutiko, nesutiko, bet čia yra mokytojo prisidėjimas. Aš prisimenu, mūsų dukra yra sakiusi, kad ji labiausiai atsipalaiduoja plaukdama. Vat irgi toks, ir atrodo 2 dukros ir ta pati šeima, ir viena sakė, man plaukimas yra stresas, o kita sakydavo, aš įeinu į vandenį ir man ten yra geriausia meditacija ir geriausias atsipalaidavimas, būtent tas, kai išsifonuoja visas kitas garsas ir aš esu tiesiog, aš ir vanduo. Tai kažkaip irgi labai man patiko tas jos, jai 14 metų buvo, kai ji tą pasakė, sako, nes mes apie meditaciją šnekėjom ir jinai taip ir pasakė, mano meditacija yra vanduo.
Ir aš taip kažkaip papasakok daugiau apie tai. Ir jis sako, vat man yra plaukimas, kur aš įeinu į vandenį, pradedu plaukti ir viskas. Ir sako, ir tiesiog man yra va tas flow, ar ne, tokiame visiškai vandenyje. Tai man atrodo, kad net atrodo, va, toje pačioje šeimoje abu vaikai paskatinti, na, lankyti kažką vienam tai yra meditacija, o kitam tai yra stresas. Ir po to susidėlioja jau eigoje, bet vėlgi nepabandęs nežinosi. Ar ne, nepabandęs nežinosi. Nu, bet ir čia problema, ir čia yra problema, kur yra iš tikrųjų, aš įvardinčiau kaip problema, dėl to, kad tu negali visko pabandyti. Ir tas pabandymas, nuėjimas porą kartų į kažkokį ten, sakau, vaikų būrelį, kur vaikai visų pirma patiria didelį stresą. Vaikas patiria stresą naujoje aplinkoje. Jeigu tai yra mažas vaikas, kaip aš sakau, aš savo charakterį ugdžiausi tuose darželiuose, naujose grupėse, bet tikrai ne savo kur atsivėrimą širdies, tiesa. Tai tas pabandymas viso ko. Ir va čia, tai aš sakyčiau, va tas jautrumas savo vaikui, pajautimas namie, žaidimų būdu. Kur labiau, ką vaikas mėgsta vienas veikti. Kai vienas yra, kai jis yra vienas ir ką mėgsta tas vaikas daryti, žiūrėti, taip kažkaip. Ir paskui tada gal vesti parodyti specialistam kažkaip. Sunku. Iš tikrųjų labai sunku, to reikia labai norėti. O kiti kaip, laimė, man, pavyzdžiui, pasisekė, aš gimiau tokio šeimoje, kur turėjau gimti. Ką jūs šiandien palinkėtumėte, jeigu turėtumėte tokią galimybę savo mažajai Egliai? Vat jeigu sutiktumėt save pradedančią šį kelią, ką palinkėtumėt? Kokia išmintim pasidalintumėt? Aš manau, kad nieko, kas yra įmanoma. Aš aišku galėčiau turbūt kažką šiek tiek pafilosofuoti apie didesnį pozityvumą ir mažesnę savikritiką savo, bet iš esmės aš suvokiu, kad tai yra neįmanoma, nes ta išmintis ateina su metais ir net jeigu tuo metu man kažkas būtų tą sakę, kad matyk save, kad tu esi puikiai, nuostabi ir tiek mažiau kritikuok save, tai turbūt nieko nebūtų pasikeitę. Nebūtų paveiku. Ne, aš manau, kad man, pavyzdžiui, aš kartais dažnai lyginu save ir savo seserį, dėl to, kad mano sesuo taip pat šoko. Taip pat šoko ir buvo labai gabi baletu, bet pasirinko kitą kelią. Ir vis tiek jinai nuėjo tuo keliu, kur turbūt jai buvo teisingiausia ir geriausia. Ir gal čia reikia tiesiog atsipalaiduoti ir pajausti malonumą. Iš tikrųjų, gal pasimėgaut? Taip, bet iš kitos pusės vėl, kaip čia, žinot, aš Amerikoje gyvenu ir aš kiekvieną kartą išgirstu tą mėgaukis. Va tėvai išleidžia vaiką į klasę ir sako pasimėgauk. O tada vietoj to, kad mes mokintumėmės, mes bandome nuraminti mėgavimąsi. Ir bandyti paskatinti mokytis. Ne, mokintis yra džiaugsmas. Visiems mokytis yra džiaugsmas. O dabar aš netgi tiek kartais vis studijuoju. Juk mokymasis tai yra džiaugsmas ir suteikia džiaugsmo mums laimės pojūtį. Tai tiesiog kažkaip galbūt palinkėti, kad visi vaikai patirtų tą aplinką, kuri būtų labai patraukli mokymuisi, kuri vaikam neužgoštų to džiaugsmo mokinimuose, o jį tik tai pastimuliuotų, dar labiau paveiktų, kad kaip gera yra mokytis. Iš tikrųjų, kaip gera yra mokytis. Man labai patinka, kad jūs kalbate apie tą, svarbą mokymosi ir džiaugsmo mokymosi. Ir be jokios abejonės, aš manau, jeigu mes turėtume laiko ilgiau šnekėti, tai vis viena
turbūt susivestų viskas į tą dermę, ar ne, na, to ir džiaugsmo mokytis, ir net, na, kančios mokytis, nes mokytis irgi kartais, na, ne visada malonius dalykus reikia mokytis, ar ne, bet visa tai, na, vis viena susiveda į tą pažinimo džiaugsmą ir tą išmokymo džiaugsmą ir mokymosi džiaugsmą, ar ne. Ir tikrai reflektuodama ir kalbėdama daug su tėvais, aš šiandien dažnai esu įvardinama, na, kad aš labai griežtai žiūriu į tą, na, mokymąsi į mokyklą, į visą kitą, ir aš visada noriu pasakyti, žiūrėk, aš ne griežtai, bet tada aš kartais save pagaunu, kad aš šiaip neturėčiau teisintis, dėl to, kad griežtai tai nereiškia tironiškai. Ar ne, kad mes kartais visą tą, na, vat, griežtumas, tvirtumas, aukšti lūkesčiai, reikalavimai ir viską sudėjom vos ne į tą tironijos krepšelį ir nebematom to spektro. Kad... Taip, čia labai, turi būti labai, bet su vaikais reikia kalbėti, vaikai tokie protingi. Ir su vaikais reikia sakyti, gerai, dabar yra laikas, kai mes dabar džiaugsimės, tiesiog džiaugsimės, nu, kaip aš sakau, let's have fun. Ir aš tada pati, iš tikrųjų, tikrai, mes visai darom kažkaip kitaip, ar jums patinka, oi, man labai patinka, ir jums patinka, oi, kaip fainai, toliau darom. Bet aš sakau, bus laikas, kai mes darysim pratimus ir tada prašau, reikalaukit iš savęs spausti, dantis iš visų jėgų suspausti. Ir aš rodau savo pavyzdžius, aš irgi einu, darau tą. Ir man ne viskas patinka. Bet aš tą darau dėl to, kad žinau, kad aš paskui naudosiuos, nu, ir vaikai kaip sugeriamas popierius, juk jeigu jiem su užsidegimu sakyti viską, tai jie taip ir pradeda jaustis. Taip ir pradeda jaustis. Ir jeigu jiems sakysi, kad, ai, čia mokintis reikia, eik išmoktis pamokas greičiau, kad paskui galėtum eiti į lauką ir džiaugtis. Taip. Tai kiek žymiai įdomiau yra mokytis, negu eiti į lauką. Taip, kodėl taip yra? Ar taip turėtų būti, ar ne? Nu taip, bet va čia, kad mes patys turbūt, va ir vėl tas žaidimas, kad kaip vis tik tai žaisti su vaikais, kad... Ir, na, tikrai man nepaprastai patinka mūsų pokalbis ir tikrai norėčiau tęsti, bet turiu dar vieną paskutinį klausimą jums. Jeigu galėtumėte iš savo ilgametės patirties, tikrai, nes jūs pati tame buvote, ar ne? Ir pati visą tai patyrėte, perėjote, dabar mokote. Ir duoti patarimą apie ugdymą, bet ugdymą plačiaja prasme, ar ne? Mes jau įvardinom ne vieną dalyką, ar ne? Tā mokymosi džiaugsmą ir visą kitą, bet tokį galbūt truputėlį praplėsti tą savoką, koks jis būtų. Nes jeigu ateitų, aš kartais galvoju, kad kartais labai norisi ateiti pas tokį ir patyrusi žmogų ir labai daug pasiekusi ir taip pick her brain, ar ne? Apie tai, kad, na, vat, Egle, o kaip jūs patartumėt, na, vat, pamatyti tą mano vaiką, ar ne? Nu, vat, jūs sakote, būk jautrus, atrask, pamatyk, bet tai kaip, nes na, man tai mano vaikas atrodo talentingiausias, man mano vaikas atrodo gabus ir viską galintis ir visa kita, bet nu, ar aš adekvatus, ar ne, kaip tėvas, kaip mama. Tai vat ką tokiam jautriam ir tikrai savo vaikui geriausio linkinčio tėvai patartumėt? Visų pirma, žiūrėkite į tai kaip į žaidimą. Nėra jūsų pareiga, ne pareiga yra atrasti vaiko talentą ir jį ten kažkaip padaryti kažkuom. Čia ne pareiga, čia yra jūsų džiaugsmas gyvenime. Ir jeigu jūs matysite, tai va dabar mes čia gyvenam šeimoje ir mes ne dviese, bet mes 3 arba 4. Ir kaip džiaugtis kartu, kad ir dar besidžiaugiant, dar tie vaikai augtų ir gal net paskui dar bus smagiau kartu. Ne taip, kad čia mano pareiga, mano darbas tai padaryti. Ir tada žiūrint tai, tada toliau žiūrėti, kas dar yra aplinkui. Tai sakau, tų mokytojų, tų kitų žmonių, taip sakant, meilės žmonėm. Tiesiog meilės vienas kitam
Nes, kaip čia pasakyti, kad šiek tiek tai nėra, kad aš suaugęs privalau kažką padaryti vaikui, jis mažesnis, jis negali, aš galiu ir mes kažkaip ne. Tai yra kitas žmogus, visai kitas žmogus, bet tas žmogus esi tu pats. Ir tai, ir reiškia, kad, kaip čia sakyti, nu, va, tu matai tą savo vaiką kaip save patį. Bet ne kaip savęs paties išraiška, ne ta, kur aš norėjau šokti, tai dabar vaikas mano šoks ir aš džiaugsiuosi tuo, bet ne tai, bet bandyti viską savai įsivaizduoti, gal aš kažkaip visai nežinau net ko aš pats noriu. Ir žiūrėti tai kaip į tiesiog bendravimą su meile vienas į kitą ir save supantį pasaulį. Ir tikėti, kad jeigu mes gyvensime su meile, tai viskas savaime pasidarys. Kaip ir sako, Net kitaip sakant, kad tai nėra darbas. čia aš manau absoliučiai nuostabus palinkėjimas, kad tėvystė nėra darbas, ar ne, kad, na, ta prasme, kad aišku, tai yra darbas, ta prasme, kad yra atsakomybė ir taip toliau ir panašiai, ar ne, bet kad į tai žiūrėti su tikėjimu, viltimi ir meile, ar ne, su tais svarbiausiais dalykais ir turbūt visų to pagrindu vis viena yra ta meilė tam vaikui ir matymas jo kaip ne savo kažkokių galbūt svajonių realizavimą ar neišsipildžiusių, ar ne visai pavykusių, ar dar kažkaip daugiau kaip tokio atskiro žmogaus, nes aš dažnai matau, kad man nesisekė matematika, tai ir vaikui mano nesisekė. Kur man kartais atrodo, kad žiūrėkit, neužprogramuokit vaiko, gal vaikui puikiai seksis matematika. Ar ne, gal jis ją pamils ir jam puikiai seksis. Na ir kartais taip visai ir būna. Žinot, kas man labai patinka, kai aš vis sakau nedarbas ir kai aš sakau, tai turi būti įtaka kažkokia netiesioginė. Vėl kaip pavyzdį galiu pasakyti, labai gražią šeimą turėjau, vaikui reikėjo pagalbos, netobuli ten visi tie duomenys ir viskas, bet matys, kad labai nori šokti ir mama pati užsiėmė kažkokia tokia papildoma veikla, lyg ir būti šalia baleto fotografavimas, ten užsiėmimas su kitais vaikučiais, ten reklamavimai kažkokių kostiumėlių, bet jinai pati taip aistringai tą darė, jog tai buvo pagalba vaikui netiesioginė, kaip aš sakau. Bet buvimas lyg ir kartu, bet ne tas, kur aš mama tave mokinsiu, pas mane yra mamų, kur pradeda mokinti baletą šokti. Nors kaip ir toli nuo to yra. Ir va čia jos kaip draugės tampa kartu. Ir kartu lyg tai mama ir šalia, ir mama gali ir padėti, jinai žino, apie ką tuo metu tas gyvenimas, baleto mokymosi yra, kas tuo metu, kokie renginiai vyksta, ar kokios ten pagalbos reikia vaikų, kai yra sunkiau, kai yra lengviau. Ir jos draugės tampa. Draugės, nes jos kalbasi kaip draugės, jos skirtingus dalykus daro, bet ir lyg ir vienoje panašioje srityje, jos turi bendrų interesų, bet netiesiogiai. Ne taip. Netiesiogiai, o kažkaip taip ir be to tada tas tėvų dėmesys šiek tiek prasisklaido, nebepasidaro toks intensyvus, toks vien tik tai koncentruotas. Dėl to, kad vaikas mato kaip ir pavyzdį, taip, juk nuo kiek ten metų jau tėvai gali tik tai savo pavyzdžiui įtakoti vaiką, tai jeigu vaikai mato tėvus, kurie yra labai aistringai užsidegę veikla, tai jis užsidegs savo veiklą. Tikrai. O nebūtinai, kad jis gali būti priverstas degti tą veiklą, tai tiesiog priverstas dėl to, kad tėvai spaudžia. Sakau, kitokie būdai yra pagalbos vaikams. Taip, tikrai taip. Ačiū Jums labai, Egle. Labai malonu buvo vėl pasimatyti. ir pasikalbėti. Labai ačiū, kad pasidalinote ir savo patirtimi ir įžvalgomis. Aš manau, kad tai yra neįkainojamos vertės ir tikrai tokių žmonių, kurie labai dega tuo, ką daro ir labai tiki tuo, ką daro, nėra tiek daug pasaulyje. Nes kartais žmogus nueina, kur reikia, kaip ir šnekėjom, ar ne, o ne ten, kur tikrai dega. Ir į jūs žiūrėdama aš galvoju, kaip jūs degate tuo baletu, man kažkaip labai
atminti taip ir iškyla, kaip jūs iš scenos ateidavo, tai irgi tas toks labai tas jaučiasi. Tai va, tai dar kartelį labai jums ačiū. Ir tikiuosi, gal pavyks net ir gyvai pasimatyti. Ačiū, man buvo labai malonu kalbėtis apie tai, kuom gyvename. Ačiū. Ačiū labai.